tada aš atvažiavau į įsikrovimą, nes man reikėjo išsikrauti, tai buvo Tesco Warehausas lygtais. Ir aš skambinu broliui ir sakau, aš neįvarysiu dabar, ten 20 vyrų stovi ir jie visi žiūri į mane. Jau buvo pamatę, kad čia mergina. Ir jisai sako, tu susikaupk, nieko nematai aplinkui ir stumi viskas. Ir aš su juo kalbėdama, žiūrėjau tik ten, kur man reikia ir įstūmiau, pristūmiau ir viskas buvo gerai ir aišku visi jie žiūrėjo, nes kaip čia dabar, nes tai buvo prieš 4 metus su virš, tai tuo metu tikrai nebuvo moterų vairuojančių, ta prasme buvo, bet tikrai ne emigrančių ir tikrai ne tokio amžiaus kaip aš ir ten ne taip atrodančių kaip aš, tai jo, tas buvo toksai ir išlipau ir tokia, Su streso, bet I did it. Jo, bet aš padariau. Tai ir buvo svarbiausia, kad aš padaryčiau, nes praktikos nebuvo realiai ar ne, o padaryti reikėjo ir dar tiek žmonių stovi, tai būtų buvęs iš tikrųjų,